sveikas, nemačiau, kad tu čia. Lįsk lauk. Jūs dabar turbūt galvojat, kaip pasatė turėtų būti šilta, jūs taigi viskas susitvarkė. Taigi naujas pečiukas, taigi susitvarkė sklendės, taigi turėtų būti šilta. Ir panašu, blėt, kad man dabar yra šilta šitoj mašinai. Aš su 4 sluoksniais. Ir čia tik tai triusiuk. O. Tai ne, pasatė vis dar nėra šilta. Ir aš neįsivaizduoju, kodėl. Prasme, net ant didesnių apsukų vis tiek pučia, pakankamai vos šiltą orą. Nėra karštas, kaip turėtų būti, nors variklis yra pilnai užkaitęs. Ką aš padariau? Aš nuvažiavau į pirmą pasitaikiusią parduotuvę, kurioje nusipirkau rūkyt, nes šitą mašiną išpisa mane, ir tada nuvažiavau Taiber ir nusipirkau naują kamštelį, antifrizą. Ir surprise, dabar tikrai geriau. Dabar bent jau ant didelių apsukų tikrai, šilta pučia. Jau, aš jau pripažįstu tikrai šilta, bet ne karšta, šilta. Bet ant visų apsukų vis tiek šalta. Ir, realiai, vienintelė likusi problema, kas gali būti, tai yra vandens pompa, kuri yra kažkur ten, kurios darbas yra kaip žmogaus širdis. Daro šitą dalyką ir pulsuoja kraują per visą kūną, tai vandens pompa lygiai tą patį daro su antifrizu variklyje. Ir iš esmės visoje sistemoje.